Lapukas. Kai tik atsikeliate, reikia daryti taip. Sakote, atsiprašau viešpatie už visas nuodėmes, kurias padariau šiandien sapnų metu. Bet kokias nuodėmes, kokias padariau, viešpatie atleisk man ir mano šeimai, jeigu turit šeimą, sakot ir šeimai. Ir tada prašyti viešpatės, kad jūs apvalytų Jėzus krauju ir uždarytų visas blogio duris atidarytas į jūsų gyvenimus, į jūsų šeimą, į jūsų namus. Jėzus vardu paprašyti. Po to yra svarbus toks dalykas, kad tos dvasios, jeigu turit pas tas problemas ar ligos, ar pinigų, ar kokios, tai tos dvasios yra ateinančias per programą. Jos yra užprogramuotas jūs pulti dieną naktį ir jums reikia sakyti taip. Pavyzdžiui, uždegimo dvasia sukelia ligas ir sakote, kaip čia atšaukiu. Ir reikia sakyti, aš išpažįstu, atmetu, atšaukiu. Jau uždegimo dvasias, ligų dvasias, visas paveldimas dvasias, ligų dvasias paveldimas Jėzaus vardu. Ir visas uždegimo dvasias aš atšaukiu ir juos terminuoju Jėzaus vardu. Skaitasi, padarau, kad šiandien, sakau, terminuoju šiandien jas, kad jos Jėzaus vardu, kad jos nebeveiktų mano gyvenime daugiau. Ir tą patį reikia daryti su mirties dvasiamis ir pavyzdžiui, yra dvasios gyvatės dvasios, yra vorų dvasios, paukščių dvasios, gyvulių dvasios, aštuonkojų dvasios, jos puola galvą pastoviai, ne tik gali rankas būti, kojas, į organus, aštuonkojus gali būti daug kur, gali būti visam kūne, į galvos, prie galvos, visur jie gali būti. Taip, po to yra vorų dvasios. Vorų dvasios labai pakenkia su pinigais. Jie padaro, kad pastoviai būtų ataka, puolimas, ir vis blogai bus, ir blogai. Čia trumpai gali būti gerai, ir vėl blogai. Arba grįžtate, pavyzdžiui, kažkas pagerėja, kokius 2 žingsnius einat pirmyn, po to einate atgal tos 2 žingsnius. Tokia stagnacija padaro, kad jūs negalit pajudėti. Yra vorų dvasios, grupinės atakos. Taip pasakote, atšaukite, terminuojate tas dvasias. Ir tu sakai, uždegimo dvasia, aš terminuoju, atšaukiu, terminuoju tave šiandien, Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. Tai galbūt tiek ir bus, jau reikia atšaukti, yra jūros dvasia, jūros dvasios tai jau, jos yra stipriai, jūros, taip, pasakysiu taip, yra grupės, dvasių grupės, yra namų ūkio, kaip pasakyti, kaip blogis, tokios blogos labai dvasios, kurios gyvena namuose. Yra viena grupė, po to antra grupė yra teritorinės dvasios, po to trečia grupė yra sataninės dvasios, yra okultinės dvasios ir yra kapinių dvasios, nes priklauso prie sataninių. Ir galite atšaukti kaip mirties dvasios. Pavyzdžiui, jūra bus mirties dvasios, mirtis ateina surišti jūs ir yra legiono dvasios. Jūra yra legiono dvasios. Jos dažniausiai ateina per paveikslus, bet gali būti paveldimas iš tėvų, protėvių, senelių. Dar ką norėčiau pasakyti.
Aidą turite atšaukti, atmesti ir atšaukti, išpažinti, atšaukti, atmesti protėvių nuodėmes. Tai yra savo tėvų, savo mamos, iš mamos pusės, tėvo pusės ir vyro pusės. Jeigu jūs ištekėjus, reikia atšaukti visas tas nuodėmes Jėzaus vardu. Tai bus tiek, iki greito. Sekit mane ir matysit, kokius video įkeliu ir kada įkeliu ir taip toliau. Iki greito, geros dienos. Ir darykit, ką sakau, ir jums tikrai padės, pagerės gyvenimas. Iki greito.